Labas vakaras visiems ir visoms, ir ypač tiems, kurie savo gyvenimą esate susaistę su individualiais namais, juose gyvenote ar vis dar gyvenate. Ši paskaita yra kaip tik skirta jums, būtent jums. Ir kita vertus, bet koks Lietuvoje su nekilnojamu turtu susijęs asmuo pasakys, kad mūsų šalies gyventojų santykis su individualiu namu yra ypatingas. Ir šiandien man atrodo, kad mes iš dalies išgirsime atsakymą, kodėl toks santykis yra, kada jis atsirado. Ir tęsiant mūsų paskaitų susitikimų ciklą, kurio tema yra žmogus ir aplinka, prieš paskutinę paskaitą šio ciklo svajonė ir statusas, individualus namas kaip žmogaus susikurtas mikropasaulis praeito amžiaus 90-metyje. Ir paskaitas skaitys Vilniaus universiteto istorijos fakulteto magistrantas Nojus Kiznis. Nojau, kviečiu ir gerą klausimą. Taip, tai sveiki visi. Ačiū už galimybę skaityti šitą paskaitą ir pristatyti savo tyrimą, kuris dar tikrai labai aktyviai tebevykdomas, nes tai yra mano magistro tyrimas, tad, kaip sakyti, pirmas čia pristatau viešai kažkokias išvadas, kurios dar tikrai nėra išgludintos ir išdirbtos, tai galima bus padiskutuoti, jei bus kažkokių, probleminių klausimų. Ką šiandien pristatysiu, iš esmės kalbėsime apie epochą, kuri geriausiai žinoma kolūkinio baroko palikimu, ar ne, toks tikrai labai gaivališkas architektūros istorija laikotarpis, kai atlaisvėjus sovietiniai būsto sistemai, tūkstančiai lietuvių didžiųjų miestų priemiesčiuose, pakraštėse pradėjo statyti savo svajonių namus, kurie tikrai esmingai pakeitė mūsų miestų aplinkas. Šita gyvenamųjų namų architektūra laikotarpiu patyrė tikrai labai daug blaškymosi, buvo tikrai plačiaja prasme eklektiška ir tas yra labai įdomu. Kaip mes matysim šito pristatymo metu ir peržiūrėsim tą visą raidą, kaip tas namas keitėsi, kaip vyko jų statybos ir apsiai kaip žmonės keitė tą savo artimiausią aplinką ir konstravo. Tad, šitos paskaitos tikslas ir yra kartu su jumis pereiti šį paieškų ir eksperimentų pilną laisvės ir transformacijos dešimtmetį. Mano tyrimą apibrėžia, ar laikas, iš esmės fokusuojasi į didžiosius Lietuvos miestus, ten, kur pagrindai ir vyko tie pagrindiniai statybų procesai, bei taip pat jau konkrečiau negu pavadinime apibrėžiama chronologija. Tyrimo pradžią apibrėžia 87 metai, kai buvo panaikintas draudimas statyti individualius namus miestuose Lietuvoje ir kai prasidėjo tas statybų visas bumas. Ir 98-ieji po 11 metų tai yra tokia labiau gal sąlyginė riba, bet visgi tai yra riba, kai prasideda ekonomikos krizė ir tas toks labiausiai gaivališkiausias statybų procesas visgi baigėsi. Apie tai kalba ir patys architektai, kurie tai žymi kaip tokią sąlyginę ribą, tos tokios laisvės transformacijos pabaigą. Ir, aišku, dar tą 11 metų aš skaidau mažesnius laikotarpius, kurie ir struktūruoja mano tą paskaitą. Pradėsiu tokią tezę, kad gyvenimas nuosavame name su žemės klipeliu buvo sena lietuvių svajonė, nes iš ties nesvarbu, ar žvelgtume į tarpukarį, ar sovietmetį, ar 90-inius, gyvenimas privačiame name tikrai buvo reikšmingos visuomenės dalies prioritetas, o kai tokios galimybės nebuvo, siekiamybė. Todėl tas 87 metais prasidėjęs statybų bumas tikrai nebuvo atsitiktinis. Žvelgiant į Lietuvą, tiek Lietuva, tiek Baltijos šalys SSRS kontekste, man atrodo, turėjo tikrai labai stiprią individualaus namo tradiciją, kurios nesunaikino ir sovietinė okupacija. Vienas pirmų to ženklų, toks tikrai labai ryškus individualių namų statybos bumas pokariu miestuose, kur beje galima matyti ir tarpukario architektūros tradicijos tęstinumą. Įdomu, kad jis pačiam savo įkarštį buvo nutrauktas sprendimu iš Maskvos, nes visgi miestuose, kaip sakyt, miesto ateitis priklausė daugiau šiems namams statytams, pagal masiniai statybai, kuri buvo greitesnė, efektyvesnė ir šiaip ideologiškai tinkamesnė. Dėl to
62 metais individuali statyba miestuose čia jau sąjunginiu mastu buvo uždrausta, tai čia Lietuvos atveju buvo Vilnius ir Kaunas, vėliau išaugus ir Klaipėda, bei kai kurie kiti miestai buvo irgi prijungti prie šito draudimo. Kas, man atrodo, ir sukūrė tą tokią įtampą, lėmusi 90-aisiais tą visą sprogimą namų. Nes iš esmės po šito sprendimo individualus namas pasitraukė visam likusiam sovietmečiui į regionus, į vidutinio dydžio miestus, kurie buvo galimi plėtoti. Visgi įdomu, kad nepaisant pasikeitusios būsto politikos, tas noras turėti nuosavą namą niekur nedingo ir čia alternatyva turėti kažką panašaus į namą tapo kolektyvinių sodų nameliai, kuriuos tyrė Matas Šiupšinskas labai tikrai įdomiai savo disertacijai ir aprašė ir tikrai buvo dažnai naudojami kaip antrasis būstas, išradingai visaip išplėsti. Taip pat kas per daug netirta, bet žodžiu, ką šiek tiek pastebiu, kad statyba vyko ir priemesnėse zonose, ta prasme, oficialiai tai buvo rajonai, nebe miestai, bet jie buvo taip arti miestų, kad tai galima irgi tokią alternatyvą matyti, be to ir įvairūs nelegalūs namų statybų procesai vyko, kaip pavyzdžiui Kaune, kur per 10-metį buvo virš 200 namų pastatyti, ką atspindi ir šitą iliustraciją. Ir apskritai, kaip sakyt, tas noras grąžinti namą į miestą brendo po truputį ir architektų bendruomenės tarpe ir tas ypač sustiprėjo 90-metį, kai yra atliekamos įvairios studijos, žodžiu, apie mažaaukštės statybos potencialą, atsiranda pirmieji eksperimentiniai kvartalai, mažesni, žodžiu, su keletą namų, kurie jau yra tokie, žodžiu, plėtojantis tą mažaaukštės statybos tipologiją. Tai tie pokyčiai tikrai bręsta ir visgi pasikeitimams reikėjo sprendimų iš Maskvos, nes visgi taip viskas tuo metu veikia. Ir čia lemiamų taškų tampa perestroika, kuomet ir atsiranda, žodžiu, galimybė pakeisti šitą ilgalaikę būsto politiką. Taigi, ir man atrodo, šitas trumpas prabėgimas dabar apie laikotarpį iki mano tyrimo parodo, kad individualus namas iš esmės tikrai užima ypatingą vietą Lietuvos visuomeniai ir jos neišmuša net ir tas sovietinis masinės statybos eksperimentas. Taigi perestroika, ar ne 86 metais įvyksta 27 SKP suvažiavimas, kuriame iškeliamas dar sykį, bet šį kartą jau labai rimtai uždavinys iki 2000 metų aprūpinti visus atskirų gyvenamojų būstų. Ir čia šį kartą jau tikrai labiau akcentuojamas yra individualus namas. Siekiama plėtoti individualią statybą ir taip, žodžiu, atsiranda jau toks, žodžiu, pokyčio galimybė. Tiesa, tas teisiname lygmenyje įgyvendinama tik už poros metų, 88 metais, kuomet jau centrinių lygmenių iš Maskvos yra, žodžiu, nutarimas panaikinti draudimus statyti namus miestuose. Ir čia žiūrint į priežastis, kodėl tai įvyko, viena vertus mes galime matyti kaip tokios platesnės perestroikos socialinės politikos rezultatą, kaip norą gerinti darbininkų gyvenimo sąlygas, kas ergo, žodžiu, didina ekonomikos produktyvumą, bet man atrodo daug svarbesnis yra faktorius tiesiog pragmatinis, tiesiog pasitelkimas žmonių asmeninių resursų sprendžiant būsto krizę, nes kaip žinot, būstas visą Sovietų Sąjungos laikotarpį išliko labai didelė problema politinė. Žvelgiant į Lietuvą, įdomu, kad iš karto po SKP suvažiavimo įvyksta, žodžiu, suaktyvėja diskusijos apie mažaaukštės statybos potencialą miestuose ir net ne diskusijos, bet labiau argumentacijos, kodėl visgi reikia ją grąžinti ir tai visų pirma matoma kritikos daugiaaukščiams kontekste, kurie matomi kaip standartizuoti, nebūtinai atliepiantis individualių žmonių norų, tuo pačiu jie, žodžiu, sudaro socialinės problemas, tolina žmogų nuo gamtos, tarsi čia aš plius minus cituoju pačias mintis. Ir šiame kontekste individualus namas atrodo kaip toks tikrai patogesnis, kaip vienoje vietoje sutelkiantis tą skirtingą, anksčiau sklidusią po visur gyvenamą infrastruktūrą, nes žmonėsgi ten važinėdavo tarp buto, garažo kitame miesto gale ir kolektyvinio sodo kažkur dar kitur. Be to, tai individuali statyba leidžia paįvairinti daugiaaukščių monotonišką aplinką, bei užpilo tam tikras mažesnės teritorijas, kurios gal kitais atvejais negali būti panaudotos daugiaaukščiams statyboms ar dar kažkam. Ir taip neilgai trukus, iš esmės priimamas 87 metais nutarimas panaikinti tą galiojusį draudimą,
Kas įdomu, kad jis įvyksta netgi pusmečio anksčiau negu pokyčiai centrinėme lygmenyje. Tai nereiškia galbūt, kad Lietuva čia kažkaip prieš Maskvą ėmėsi kažkaip, žodžiu, tų pokyčių, bet atrodo, kad tai įvyko entuziastingai. Ir aš kalbėjau su tuo metu aukštas pareigas, žodžiu, ėjusiu Juliumi Laiconu, kuris dirbo statybų reikalų komitete, tai jis minėjo, kad jie rašė aktyviai laiškus į Maskvą su noru, kad būtų atlaisvinta ta statyba. Ir man sunku daryti tą patikrinti, bet iš esmės gali būti, kad tai ir buvo toks labai aktyvus noro rezultatas, dėl ko ir vyko tas atlaisvinimas. Ir neilgai trukus priimami nauji individualios statybos nuostatai, kuriais išplečiamas anksčiau atlaisvinami, žodžiu, tam tikri ribojimai, tai yra padidėję gyvenamo ploto maksimali riba iki 130. Tiesas, nors jinai vis tiek sąlyginai buvo maža, svarbu paminėti, kad į jį neįėjo rūsio patalpos ir mansardos, taigi plus galėjai šalia turėti techninės tam tikras patalpas, tai tas realus namo dydis tikrai galėjo stipriai padidėti. Na ir sklypai dalinti nemokamai, juos skirdavo savivaldybės lygmenių vykdomieji komitetai per darbovietės, tam tikrus kvartalus arba mažesnės sklypus, žodžiu, statytojams. Taip, dinamika. Labai įdomu, kad iš karto po statybos atlaisvinimo yra milžiniškas susidomėjimas. Per pusmetį iš esmės 11 000 gyventojų pateikė prašymus gauti sklypą, vėliau jų dar išaugo skaičiai ir matau tą troškimą turėti individualų namą atspindi ir visuomenės nuomonę. Tai nuomonės buvo atlikta klausa, kurios rezultatai parodė, kad net 83% respondentų nori gyventi mažausio statybui. Tai atrodo, tas tikrai pagrindžia individualus namo svarbą. Na ir matom tą dinamiką, kaip yra dalinami sklypai. Tiesa, svarbu pastebėti, kad statybos pačios vyko gan lėtai ir iš esmės dauguma tų sovietmečių pradėti statyti namų buvo jau užbaigti po 90-ųjų metų. To pagrindinė priežastis buvo medžiagų trūkumas. Medžiagą statytojų gaudavo iš esmės pagal paskiras, bet ekonomika tikrai nebuvo pritaikyta individualių statytojų poreikiams, nes vis tiek jie gaudo tai, kas likdavo ir iš esmės tas lėmė, jog sėkmingos statybos priežastis buvo tiesiog neoficialios praktikos, blatas, išradingumai ir visa kita. Ir tikrai pagrindinis modelis tai buvo iš esmės tiesiog kyšiai, nežinau, grinais, konjakų, saldainiais, kažkokiam retom prekiam, tai kas buvo deficito visuomeniai naudinga. Ir čia irgi keletas išrašytų prisiminimų iš mano kalbintų statytojų, kurie irgi tikrai daug kas kalba apie tai, kaip mokėjo kyšius, kaip, žodžiu, viskas vykdavo per pažintis. Tie, kas neturėjo pažinčių, žodžiu, važiuodavo, versdavos per galvas, važiuodavo į kaimyninės respublikas, į Latviją, netgi kažkas vienas, žodžiu, vyras pasakojo, kaip važiavo iki Uralo pirkti, žodžiu, skardos stogui. Viena moteris pasakojo, kaip tiesiog iš negavo skardos, tai kažkaip iš šaldytuvų gamyklos gavo tų tokių plokščių skirtų nugarinį šaldytuvo dalį dengti ir iš jo, žodžiu, apsidengė stogą. Taip pat labai trūko termoizoliacinių medžiagų, tai irgi vienas vyriškis pasakojo, kaip tiesiog pirkdavo iš Panevėžio kranų gamyklos putų polistirolo atraižas, kurios buvo skirtos, žodžiu, pakuoti produkcijas, kažkokiu savadarbių instrumentų maldavo namie ir trombuodavo į sienas ir taip, žodžiu, užsitikrino savo namo šiltumą. Bet, kaip sakyti, net gavus medžiagų, tai problemos nesibaigdavo, nes reikėjo kažkaip atsivežti. Transporto irgi būdavo sunku susigaudyti, reikėjo, žodžiu, ten tos vairuotojams irgi mokėti pagal jų užnorės, žodžiu, įvairias sumas, o netgi atsivežus tas medžiagas reikėjo kažkaip išsikrauti. Tiesiog atvažiuoti pas jūs Kamazą su 5 paletėm plytų, ir ką jūs darot. Ir man čia tikrai nuostabiausia buvo, kad tikrai ne vienas statytojas pasakojo, kaip atveža tas medžiagas, sėdi į mašiną, važiuoji per miestą, suki ratais ir ieškai kranisto, kuris, žodžiu, tau galėtų kažkaip tas medžiagas iškrauti tiesiog. Ir irgi vėl maldauju, kad jis tau kažkaip padėtų ir sutiktų už tavo, žodžiu, turimą sumą tą padaryti. Na ir galiausiai viską dar labiau apsunkino darbo jėgos trūkumas, nes iš esmės dauguma žmonių statė namus patys, su giminėmis darydavo įvairias talkas. Įdomu ir tai, kad
patys statybininkai ieškodavosi darbų ir tikrai individualių namų kvartaluose naujose vaikščiodavo, žodžiu, kažkokie pavieniai darbininkai, kurie siūlydavo savo paslaugas statytojams. Ta darbų kokybė irgi galėjo būti labai įvairi. Buvo juokinga istorija, kur vienas statytojas pasakojo, kad, žodžiu, jam labai gražiai nutinkavo fasadą, bet pavogė jo visus įrankius iš garažo, bet sako, taip gerai nutinkavo, kad aš ant jų nepykstu, žodžiu, iki šiol. Tai visai buvo linksma. Žodžiu. Ir aišku, turtingesni žmonės jau turėdavo visokius rangovus, vystojus, tai prarabus, kurie jau, žodžiu, suveikdavo tam tikras brigadas ir ten tikrai buvo atveju, kur ten pa žmonės dirbdavo ir ten 20 darbininkų, bet aišku, čia tokie išskirtiniai atvejai. Tai visą tai lėmė, kad statybos tikrai vyko labai lėtai, sunkiai įstrigo, ta kokybė buvo atitinkama. Tuo tarpu pati urbanistinė plėtra vyko gan sklandžiai. Tie visi nauji namai dažniausiai kūrėsi miestų pakraštesne suprojektuotose naujose kvartaluose. Dažniausiai vidury laukų, man labai patiko, bet irgi vienas statytojas prisiminimas, kur sako, pirmąsyk, kad atvykau į sklypą ir ten sako, ganėsi karvė, tai aš ją su visų kuolų patraukiau šoną ir tai prasidėjo mano namo statybos. Tai man toks ir toks metafizinis, nežinau, pasauliakūrinis aktas visiškai. Ir čia matot irgi ortofotografija iš 95 metų, vieno iš kvartalų netoli Naujosios Vilnios. Tie kvartalai tikrai labai vizualiai išsiskyrė iš oro, nes jie visi buvo išrausti, žodžiu, tokie blizgantis ir tie namai, netgi palyginus su šalia esančiais senesniais, jie visą laiką tikrai savo dydžiu labai vizualiai išsiskirdavo. Tai tokie kvartalai, žodžiu, būdavo šalia miestų, kaip ir minėjau, pakraštėse, tai Vilniui, tarkim, čia prie Naujosios Vilnios, bet ir kokie Bukčiai paminėti, Buivydiškės, Galgiai, bet, iš esmės visur aplink aplipdavo. Šalia tokių didelių kvartalų kūrėsi ir mažesni, jau esamam užstatymė, po 14 sklypų ir irgi, kaip sakyti, jie visi būdavo dalinami dažniausiai įmonių darbuotojams smulkesnių. Tuo tarpu Kaune, įdomu, kad vyravo daugiau, čia irgi nepaminėjau, kad kai grąžino individualią statybą, labai didelis, bent jau atrodo, politinis dėmesys buvo sublokuotai statybai, tai yra tokių kotedžų, žodžiu, statybai. Tai skaitėsi kaip ir individuali statyba, bet ne visai tas pats savo tipologiją. Bet nepaisant to didelio politinio dėmesio, daugiausiai tokių namų kvartalų buvo būtent Kaune, gal bent 3, jie buvo Amaliuose, Kaniukose, Fredoj aukštojoj pastatyti. Ir juos jau priešingai negu individualius namus statė dažniausiai rangos organizacijos, kokios nors, žodžiu, dar sovietinės, kurios irgi už tai gaudavo savo darbuotojams, žodžiu, keletą iš tų namų. Tai va, bet tuo pačiu Kaune irgi verta pastebėti, kad šiek tiek buvo kitaip negu Vilniuje, kur buvo daugiau naujų kvartalų ar Klaipėdoj, nes Kaune kažkaip daugiau tų sklypų buvo išmėtyti jau esamam užstatymę, kadangi Kaune tiesiog buvo daugiau tų individualių namų kvartalų tiek iš tarpukario, tiek ir pokario pastatyta. Na ir Klaipėda, Šiauliai ir Panevėžys, ten šiek tiek mažesni buvo statybos mastai, bet irgi tas pats vyko, čia irgi galite matyti kairė viršuje Rožyno kvartalą, tai pietinė dalis yra senesnė dar statyti sovietmečių ir viršutinė tokia, ta pabaltavusi, žodžiu, yra jau ta individuali statyba laisvėjančios visuomenės. Šiaip bendrai žvelgiant, nors aš turiu tik tai didžiuosius Lietuvos miestus, ta individuali statyba vyko ten, kur buvo finansinių pajėgumų. Iš esmės labai svarbu kalbėti apie ekonominę šito reiškinio priežastis, nes iš esmės tos namus statė žmonės, naujai praturtėjusi visuomenės klasė. Tai tasme tiek kooperatyvų verslininkai, tiek jau 90-ųjų vėliau, dėl ko ir galėjo tos projektus įgyvendinti be jokių paskolų, nes paskolos buvo beprotiškos didelėmis palūkanomis, tai iš esmės visi statėsi iš savo turimų lėšų. Ir čia įdomu pastebėti tos tokius neoficialius pavadinimus, ką ir matote ekrane, kurios gyventojai vieni kitie, žodžiu, suteikdavo. Tai ir Jonavoj, tarkim, yra Santa Barbaros kvartalas, Telšiuose Žvaigždžių, o Marijampolėje Ubagų kvartalas, turbūt, nežinau, ne patys gyventojai sugalvo, turbūt kažkas iš šono, bet jo, taip šmaikščiai. Ir net jei neturėjo specifinių pavadinimų, ką aš pastebiu, tie kvartalai tikrai dažnai gaudo tokį geresnio gyvenimo ir komforto asociaciją ir statusą. Kokie da buvo namai statyti, ar ne, dar sovietmečių? Iš esmės, statytojai galėjo rinktis, kokius namus, ar pagal individualius projektus, ar pagal tipinius jie statysis. Bet dažniausiai, ypač šiame pradinėme etape, statyti tokie gan tradiciniai, pagal tipinius projektus namai, žodžiu, paruošti dažniausiai savivaldybių, tuo metu vykdomųjų komitetų architektų. Dažniausiai tokie, žodžiu, šlaitiniai, 1 ar 2 aukštų, žodžiu, su rūsiu, mansarda, tokio gan uždaro paprasto plano.
iš vietinių medžiagų, nežinau, raudona plyta, gelsva plyta, silikatinė, aišku, tinkas, medis, žodžiu, apdailai naudojamas ir panašiai. Bet kaip sakyti, ilgainiui, čia matote keletą iš tokių namų pavyzdžių, bet ilgainiui visgi tie namai netenkino individualių statytojų ir jie ėmėsi juos modifikuoti. Jie, nežinau, padėdavo kokį papildomą aukštą, pakeldavo cokolį, perdarydavo langus, pasidarydavo, žodžiu, populiarėjo visokios apdailos medžiagos, dažniausiai baliustrados, tos, žodžiu, baltos liejamos. Tai kad ir čia vieno namo Vilniuje pavyzdys, kur žmogus, matote po kairę projektą ir po dešinę realizaciją. Aišku, jis yra jau renovuotas ir tinkuotas, bet iš esmės tiesiog žmogus namą stipriai pakelė į aukštį rūsį ir tuo pačiu pridėjo papildomą aukštą. Čia iš vis, ta prasme, projektas ir namas visai nepanašus. Galima atpažinti tam tikras, žodžiu, pradinio projekto užuominas, bet iš esmės visiškai kitoks. Na ir čia keletas pavyzdžių, žodžiu, tiesiog pagal tipinius projektus, bet visiškai pakeisti. Kairiai namas Panevėžy, sako žmogus, gavau tą tipinį projektą, bet aš pakeičiau stogo formą, pakėliau biškyje, pasidariau tos arkinius langus, kuris po to sako, kas tu čia Taškentas, kad tu tokius darai. Bet sako, man patiko, žodžiu. Po dešinės statytojas irgi Panevėžy susirado projektą, parsivežė į Kauną, bet planavo gyventi, kadangi su 2 dukrom tam name, tai jisai tiesiog po 2 metrus iš šonus išplėtė pamatus ir vėlgi kilstelėjo namą į viršų. Tai buvo tikrai gan dažna praktika. Ir čia toks tikrai visiškai išskirtinis atvejis, bet toks labai ikoninis, tai yra Timofėjaus Ževšikovo namas Lentvaryje, kur gavęs paprasto namo, žodžiu, projektą suderinęs savivaldybėje, jisai galiausiai pastato namą pagal Tiškevičių rūmų pavyzdį, va tokią. Tų modifikacijų buvo labai daug dėl to, kad iš esmės statytojai viską darė patys, tas labai svarbu ir jie tikrai buvo labai paplitęs visuomeniai tas toks pasidaryk pats mąstymas, kur žmonės meistravo, žodžiu, domėjosi, darė ir čia irgi tą atliepė ir spauda. Nuo 89 metų ėjo prie statybos ir architektūros, žodžiu, priedas naujakurio patarėjas, kuriame buvo publikuojami įvairūs ir patarimai statytojams, žodžiu, pagalba, kaip pastatyti, žodžiu, įvairūs klausimai atsakomi iškylantis jiems. Taip pat publikuojami projektai ir jau su kainomis, kurios irgi galėjo, žodžiu, įsigyti statytojai. Ir aišku, vėliau irgi pasirodo labai daug pagalbinės literatūros įvairios irgi apie medžiagas, apie technologijas, apie inžineriją ir taip toliau. Ir įdomu, kad į tą visą projektavimo rinką įsitraukė ir profesionalūs architektai. Ir čia matote vieną pavyzdį, tokios tarpukario vilą su bokšteliu primenančio pastato, kuris buvo projektuotas Algimanto Černiausko. Įdomu, kad jis tuo metu dirbo miesto projekte ir dėl to negalėjo oficialiai užsiimti privačią veiklą, dėl ko šitas namas buvo po svetimų vardu įteisintas. Bet irgi, žodžiu... Kitas pavyzdys, Ramūno Kraniausko, tokia jau austriška vila Klaipėdoje, kur irgi matom tokias postmodernizmo tendencijas, bet man labai patiko šis namas, nes jis labai prižiūrėtas, labai, kaip sakyt, labai tvarkingai sutvarkytas ir gerbent namo architektūrą, ir šiaip turint omeny, visas pilis 90-ųjų tokia buvo kitoniška ir taip. Žvelgiant bendrai tų architektų kūrybą, garsių įsijungiančių į individualių namų projektavimą rodo tam tikrą bandymą perprasti individualaus namo tipologiją, nes vis tiek tuo metu jų visos karjeros buvo projektuojant visuomeninius, didžiulius, monumentalius namus ir staiga perėmė tokią gana intimę vienos šeimos, žodžiu, būsto tipologiją, kas irgi kartais matosi, kaip, kartais tie namai tikrai įspūdingi savo turiniam, kompozicijom ir panašiai, bet funkciškai tikrai buvo kartais ir labai nepatogus. Čia irgi, man tas namas labai patinka, Henriko Balčiūno, bet, žodžiu, irgi gyventojai labai skundėsi, kad, žodžiu, labai tamsu, nepatogu ir taip toliau. Tai toks irgi vienas iš pastebėjimų. Na ir apskritai, tai, kad daugėjo individualių namų projektų, nereiškia, kad gerėjo architektūros kokybė, nes dažnu atveju architektai tiesiog atlikdavo tokią statybų įteisintojo funkciją, nes statytojai patys piešė, eskizavo, žodžiu, lipdė tos savo projektus, ateidavo pas architektus tik įteisinti projektų. Ir tas toksai, kaip sakyt, noras
sudėti į savo namą viską, ką esi matęs gražaus, lėmė, kad po truputį pradėjo formuotis tas architektūrinis kičas, kuris dabar ironiškai vadinamas kolūkiniu baroku. Ir, kaip sakyčiau, irgi vienas. Ir tai lėmė, kad iš esmės priemiesčiuose pradėjo būti statomi tokie didžiuliai, žodžiu, su pseudo-istoristinė puošyba namai. Čia tik pavyzdys asociacijai, aš iš to laikotarpio neradau, žodžiu, tų namų, bet nuotraukų, bet iš esmės. Ir įdomu, kad vieną pirmųjų tokių namų, žodžiu, apraiškų užfiksuojama literatūroje ir mene 89 metais Aldonos Žemaitytės, kuri Marijampolėje, žodžiu, vaikšto po vieną iš tokių kvartalų, kuriuose mato, žodžiu, didingus mūrus įvairiomis, žodžiu, konfiguracijomis sienų, aukštais iškeltais fundamentais, plačiais langais ir paslaptingomis palėpėmis, kas, man atrodo, labai gerai atspindi to meto realijas. Visgi šitas architektūrinis virsmas savo didžiausią intensyvumą įgauna jau po 90-ųjų, į kuriuos dabar ir šokame. Čia įvyko dvejopi pokyčiai. Viena vertus, ar ne, įvyksta tokia ir politinis jau išlaisvinimas, ir atsiveria vakarų rinkos, kas tarsi išlaisvina statytojus visiškai jau statytos savo svajonių namus, bet kita vertus pasikeičia kardinaliai ekonominė realybė, kuri tikrai sugriauna dalies statytojų planus įgyvendinti savo ambicingus projektus. Ir tuo pačiu galima matyti ir valstybės tokį, galima sakyti, galbūt ir nesėkmę, nes tikrai kontrolė buvo tų visų procesų labai silpna ir tai sukūrė labai daug urbanistinių ir inžinerinių problemų, kurias jau reikėjo vėliau spręsti. Tai šiaip labai įdomu, kad atsikūrus nepriklausomybei, individualus namas tampa tokia, užima tikrai gan svarbią vietą naujoje būsto politikoje, kad man labai įdomu buvo skaityti Algimanto Nasvyčio, pirmojo statybos urbanistikos ministerijos vadovo, žodžiu, mintis apie tai, kad viskas reikia patenkinti žmonių norą gyventi arčiau žemės ir kad daugiaaukščiai namai, kas yra labai įdomu, nebeturi ateities. Tiesiog daugiaaukštis namas atrodo, kad viskas jau su jo, iš tos retorikos atrodo, kad jie bus, žodžiu, ilgainiui bus nugriauti arba nenaudojami ar dar kažkaip, o dabar visi persikelsim ir gyvensim į individualius namus. Ta atspindi ir spauda, kur irgi būstas įgauna tokį net galbūt politinį atspalvį, kaip toks naujos laisvos Lietuvos būsto idealas, kuris buvo istoriškai susiformavęs ir būdingas lietuviui ir kad tarsi dabar sugrįžtame visi į tą individualų būstą kaip į kažkokią normalybę po sovietmečio, kuris buvo nenormalus. Ir tarsi netgi yra toks demokratiško žmogaus momentas, kad anksčiau mums tą būstą valstybė duodavo, o dabar mes jau jį patys pasistatysim ir, žodžiu, patys susikursim tą savo gerovę. Ir čia tikrai, būtent pirmaisiais metais nepriklausomybės tie statybos mastai yra patys didžiausi, tų namų labai daug yra skiriama ir tas galbūt netgi paskatinama teisinių pokyčių individualios statybui, kadangi panaikinamas bet koks ribojimas gyvenamo ploto, kas leidžia namus statyti bet kokius visiškai kvadratūros atžvilgiu. Ir kaip sakyti, tuo metu medžiagos vis dar buvo pigios, išlaikymo kaštai irgi tikrai nedideli ir nieks negalvoja apie tai, kiek kainuos jų išlaikymas. Visgi planus, kaip ir minėjau, ir svajonės sugriauna nauja ekonominė realybė, nes tiek kainų liberalizacija, tiek hiperinfliacija, blokada, viskas tikrai išaugina vis dar deficitinių medžiagų kainas ir darbų kainas ir tikrai apriboja gan smarkiai finansinius pajėgumus statytojų. Be to, kaip sakyti, vis tiek stiprėja verslo reguliavimas, baiginėjasi visokie verslai su Rusijom nereguliuojami, kas irgi tiesiog sugriauna dalies statytojų tikrai ambicingų projektų įgyvendinimo galimybės. Ir tai lemia, kad iš esmės pirmaisiais metais po nepriklausomybės tik tai 1 iš 10 statytojų tą savo namą pastatydavo per 3 metus, kas buvo toks plius minus standartinis terminas. Dauguma statydavo, kaip matau, iš pokalbių su tais gyventojais statydavo ir 5, ir 7, kartais ir 9 metus po lėto, kas irgi atitinkamai lėmė kokybės klausimus, nes, žodžiu, kai tų medžiagų nėra, kai taip lėtai statai, žodžiu, viskas tikrai nesigaudavo, galiausiai architektūrinė prasme, ar ne, irgi turbūt neišina tokio vientisumo išlaikyti.
Nepaisant to, kiekvienais metais buvo pastatoma apie 100 000 individualių namų ir irgi labai įdomu pastebėti, kad tikrai per tą dešimtmetį labai esmingai pasikeičia individualių namų kiekis bendrame Lietuvos būsto kontekste. Jeigu 89 metais individualūs namai sudaro 16% viso būsto, tai 97 jau beveik 40%, pagal plotą iš vis matot kokie skaičiai. Na ir toksai architektūrinis spurtas esmingai pakeičia Lietuvos priemiesčius, kur iškyla tie visi namai. Tiesa, čia irgi buvo didžiulės problemos, nes ta visa teritorijų planavimo sistema nebuvo susiformavusi, žodžiu, priežiūra buvo nelabai vykdoma, prasidėjo žemės grąžinimas, kuris irgi vyko taip chaotiškai, dažnai statytojų žmonės gaudavo sklypus vidury laukų ir pradėdavo savo statybos be jokios infrastruktūros, be kelių, vandentiekio, elektros, ta prasme. Ir tas pats užstatymo pobūdis, ar ne, tai yra maži sklypai, 6 arų dažniausiai, kuriuose iškyla dideli namai, kas irgi kuria tam tikro labai tankiai užstatyto užstatymo vaizdą, bendrą vaizdą, žodžiu. Na ir kaip minėjau, ta silpna statybų kontrolė, kad tą projektą pasitvirtinti buvo tikrai labai lengva. Čia ir kyšiai, tapsme irgi ne vienas įtas užsiminė apie tai, kaip tiesiog sumokėjus, žodžiu, buvo patvirtinamas projektas ir panašiai. Ir apskritai tikrai neretu atveju statyba netgi vykdavo nesilaikant projektų, netgi statyta kartais ir be jų. Ką rodo ir Vilniaus pavyzdys, kur tiesiog, žodžiu, savivaldybė aiškinosi, kiek tų namų nelegalių yra. Ir čia toksai ikoninis teisinio nihilizmo pavyzdys yra Klaipėdoje iškilęs Vaidoto Palšmito namas. 89 metais jis tą leidimą gavo tam namui, bet kaip matote, iškyla, nežinau, aš skaičiuoju 7 aukštus, tokį švyturį, kuris rodo kelią namo jūreiviams, kaip rašo, žodžiu, Lietuvos ryto antraštė. Ir nepavyks, aišku, šito namo įteisinti, prasideda teismai, bet ta statyba galiausiai nugriaunama tik tai 2007 metais, bet tai toks tikrai pavyzdys yra ikoninis. Ir čia, man atrodo, labai gera vieta perėti prie architektūros, bendrai pasvarstymo apie ją. Ir man atrodo, kad tai buvo visgi toks visus tiek statytojus, tiek architektus veikia tam tikras laisvės svaigulys, nes tu iš esmės atrodo, kad atsiveria neribotos galimybės ir tu gali daryti bet ką ir tu darai tokius savo laisvės manifestus. Ir man atrodo, čia labai šnekant su statytojus ir žvelgiant tą architektūrą, akivaizdu, kad tai buvo daugiau nei namai, kad tai buvo daugiau nei vieta gyventi, kad tai buvo kažkoks, tikrai dažnu atveju tai buvo gyvenimo projektas, kur tu kažkam įrodai, nežinau vis dar kodėl. Ir, aišku, rezultatas yra labai įdomus. Ir jo, galim dar šokti prie tokio gana techninio apibrėžimo, kad dažnai vienas akivaizdžiausių bruožų yra vis didėjantis namų plotas. Man labai patinka šitas Kaune rastas namo atvejis, tai nėra nauja statyba, tai yra pokariu statyto namuko tipinio rekonstrukcija. Matote pagal plytas, kad šiek tiek vienas trikampis yra tokių gelsvesnių plytų, kitas baltesnių. Tai ir man atrodo, tai labai gerai iliustruota tą dydžio poreikių skirtumus, ar ne, kokie buvo anksčiau ir kokie tai yra po nepriklausomybės atsiradimo. Ir iš esmės, kaip sakyt, tu gali suprasti tą norą gyventi kažkaip pagaliau turint vietos, nesispaudžiant tam sovietiniam daugiabutyje, kur, žodžiu, tikrai nebuvo vietos. Ir galima, man atrodo, dar kas labai yra svarbu, kad kodėl žmonės planavo gyventi su vaikais ir anūkais. Iš esmės, juk visi augo sistemoje, kur tu būto laukdavo ilgus metus, jį gaudavo irgi neaišku, kokia buvo jo kokybė. Taigi tas noras užsitikrinti visiems saugiai ateitį gali būti logiškas, ta prasme, to meto kontekste. Bet, tai aišku, prie kraštutinumo, nes buvo pradėta statyti tikrai labai dideli namai, ten 400-700 kvadratinių metrų, kas, tikrai galiausiai nepasirodė labai racionalus sprendimas. Ir kas irgi yra įdomu, kad tie sprendimai kartais buvo tikrai priimami labai spontaniškai. Čia iš pokalbio su architektu Rolandu Palė, kuris pasako, kad tiesiog, žodžiu, atvažiavo vienas iš užsakovų pas jį į statybų aikštelę ir jam tiesiog vizualiai atrodo, kad tas pamatai vizualiai atrodo per maži, kad neužteks ten jam vietos ir tiesiog, padidinkim tos pamatus į visus kraštus. Tai tiesiog, žodžiu, viskas vyko taip. Tuo pačiu tai buvo ne tik dideli, bet ir šalti namai, nes tuo metu tikrai nebuvo nei žinių, nei technologijų, nei medžiagų, kaip statyti tos šiltus namus.
dažniausiai tikrai vyravo tokios prastos, sunkios medžiagos konstrukcinės, tiesiog plytos, betonas ir gelžbetonis, bet to pati statybų kokybė irgi buvo dažnu atveju prasta, nekalbant apie langus ir kitus momentus. Ir čia peršokame tą stilistinį aspektą. Man atrodo, kad visgi tą laisvėvaizdį po sovietiniai visuomeniai įkūnė postmodernizmas, kuris dar sovietmečių buvo tokia, kaip ir pasipriešinimo tarsi, kažkokį turėjo tokį rezistencijos aspektą, bent jau kultūrinį, kaip vakarietišką kultūriškai formą. Ir čia įdomu, kad jeigu architektam, tai tas postmodernizmas buvo kaip tokia galimybė priskirti save kultūriškai vakarams, tai statytojams tai asociavosi su tam tikra prabanga ir įsivaizduojamais vakarais. Ir kad tarsi, jeigu aš turėsiu tokį namą, kuris atrodo taip, aš tarsi pagaliau ir gyvensiu tose įsivaizduojamuose vakaruose. Ir čia aišku tokie visiškai išskirtiniai atvejai šitie 2 namai Šiauliuose, bet irgi tikrai įkūnė to meto tokių tikrai labai finansiškai pajėgių statytojų, verslininkų, tokias estetinius prioritetus ir vizijas, ypač interjerai, kurie tikrai rodo ir tas naujai pasirodančias medžiagas ir tikrai tokia prabanga, kuri yra sunkiai suprantama, bet jeigu jiems buvo patogu ten gyventi, turbūt viskas yra ok, čia tiesiog tik tame klausimas. Man atrodo, kad postmodernizmo sąvoka labai tinka vertinti ir aiškinti ir neprofesionalią architektūrą, tos namus, kurie buvo statyti be projektų, pačių žmonių, nes lygiai taip pat kaip architektai, kurie interpretavo istorinės formas per postmodernizmo stilių, lygiai taip pat ir statytojai interpretavo tą istorinę tradiciją, tik aišku, tas įgavo daug eklektiškesnę formą, kas sukūrė tikrai labai įvairią ir labai margą architektūrinę aplinką tuose naujose gyvenamųjų namų kvartaluose. Ir čia, man atrodo, labai tinka tam visam apibrėžti Algimanto Mačiulio architekto pasiūlytą 1994 metais straipsnėje sąvoka laisvasis stilius, kur laisvai demonstruojamas kiekvieno statytojo intelektas ir skonio kultūra, kas yra toks labai apibendrintas, bet tuo pačiu ir, man atrodo, laisvę suteikiantis apibrėžimas. Ir irgi tas aprašymas vieno iš tokių namų kvartalų, kur matom tikrai labai skirtingas architektūrinės tradicijas šalia vienos kitos, lėmė tikrai tokia, kaip jis rašo, labai kakofonišką architektūrinę ir urbanistinę aplinką. Ir būtent, kaip sakyti, tais pirmaisiais nepriklausomybės metais gyvenamųjų namų architektūroje vyravo didžiausias chaosas. Žmonės tikrai turėjo labai daug fantazijos ir visi matomi vaizdai jos labai veikia. Čia įdėjau tokių 3 pilių pilaičių atvejus, labai trumpai paminėsiu apie jas, tiesiog, kaip gimė tie projektai. Tai tarkim, namo kairė, kuris yra Klaipėdoje, visi šitų namų savininkai, statytojai buvo statybininkai patys, ir patys tos namus ir pasistatė. Tai kairių atveju jis tiesiog man sakė, kad aš visą gyvenimą labai mėgau architektūrą, aš labai domėjausi, man labai patinka pilis, man labai patinka bažnyčios, ir aš tokios ir norėjau, Ir jis tiesiog važiavo vienas iki Kaune ir tiesiog pamatė kažkokį pastatą, kuris jam patiko, kaip svarbu, kad ten buvo kažkokia tarpukarinė medinė vila, ir jis tiesiog pasifotkino jį, pašnekėjo dar su savininkais, pasibraižė eskizus ir grįžęs atgal į Klaipėdą, davė architektai, kad jam padarytų profesionalų brėžinius jau su aukščiais visais, ir tiesiog pats ėmė ir pastatė tokį namą. Vidurinio namą atveju dar keisčiau, nes šitas statytojas tiesiog pamatė kažkokių vaizdų iš Amerikos, jis norėjo amerikietiško namo. Ir, tai nežinau, kiek čia amerikietiškas namas, bet aš čia daug labiau pastebiu kitas užuominas, nes tai yra akivaizdžios gotikos, bruožai, ypač man patinka ant šoninio fasado esantį, čia taip gerai nesimato, bet tai yra, Onos fasado bažnyčioje, ornamentų linijos, tai irgi labai įdomu. Dešinysis namas tai yra Kaune stovinti tokia pilis fortas, kur irgi aš pačias statytojo dėja nesutikau, bet jo dukra ten gyveno, tai jis irgi minėjo, kad tėvukas buvo labai didelis eksperimentatorius, žiūrėdavo visokius žurnalus, ir tokį pastatė namą, kur šiaip yra mažiukas, bet tikrai labai išraiškingas. Ir įvairūs namai be architektų, kurių tokie labai chaotiški.
tai irgi labai atspindi to meto medžiaginę realybę, nes tiesiog tikrai labai trūko medžiagų ir tai, kad tu gaudavai iš to ir statydavai kartais. Na ir kad ir tas namas kairė, kur matom ir daugiau šiems namams skirtų plokščių panaudojimą, plytas, dar kažką, žodžiu, tikrai atspindi tą tokį labai sudėtingas ekonominės sąlygas, kuriamis vyko statybos, na ir šitie dešinesni namai irgi patys kalba už save. Žiūrint į funkcinį planavimą, ar ne, tose namuose, kaip sakyt, juose tikrai labai daugėjo patalpų skaičius, ar ne, nes tiesiog turėjai labai daug plotų ir kažką reikėjo ten sudėti. Kartais, bet pats planas gana liko konservatyvus ir toks tradicinis, tarsi, kad tai buvo labai uždara struktūra, kur tiesiog yra labai daug kambarių, kurie yra apjungti koridoriais. Kartais žmonės jau sugalvodavo padaryti kažkokias apjungtas svetainės su virtuvė, bet tai tikrai buvo galbūt daugiau retesnis atvejis. Bet iš funkcinės pusės labai įdomu, kad tam tikras buvo standartas tokių komforto patalpų, ką čia rašau, biliardo kambarys, tada rūsyje, kuris dėl pakelto cokolio tapdavo tokių pusiau šviesių aukštų, labai dažnai atsirasdavo pirtis, tai būtinai, bet ir baseinas, pokylių salė, kur po pirties gali, žodžiu, būti, sporto salė, oranžerijos, aišku, pirmame aukšte lodžijos ir irgi įdomus toks perestroikos laikų realija, tai yra patalpos verslai, kur dalyje namo yra gyvenama, o dalyje jau dirbama, kaip ir čia matome projektą Cafe, kuris yra publikuotas statybų architektūrai, čia kažkur nušoko tiesiog aprašymas. Ir jo, čia šiek tiek surinkau vaizdų, labai sunku su vaizdais buvo iki to momento, žodžiu, kad tiesiog žmonės nelabai nori, kad aš fotografuočiau jų interjerus, bet aš supratau, kad yra juk Aruodas LT, tai aš ten tiesiog labai daug tų namų suradau. Tai jo, tie interjerai irgi atspindi to meto madas ir tikrai vyravo toks klasikinis stilius, kuris irgi, man atrodo, įkūnė tam tikrą tokį prabangos, oraus gyvenimo, žodžiu, po to sovietinio, žodžiu, prasto gyvenimo naują realybę. Interjerai tikrai labai dažnai puošti, žodžiu, antikvariniais baldais, klasikinių tapybos darbų reprodukcijomis, visokie vintažiniai tapetai pradėjo atsirasti ir putplasčio, žodžiu, klijuojami ornamentai ir, aišku, labai daug visgi tokia einamiausia medžiaga buvo medis, kurio lengviau buvo gauti ir tikrai žmonės ir patys ten apsikaldavo tas apdailas ir įvairiai ir jos buvo labai daug. Na, čia irgi iš tų tokių komforto patalpų matom ir sporto salę, ir baseiną, kuris toks kuklus, bet visgi man labai patinka ta biliardinė tame rusvame kambaryje, kur, nežinau, man tas koloritas kažkaip nukelia kažkur kitur. Ir aišku, tas biliardo kambarys dešinėje, tai yra čia jau aš pats buvau užėjęs, žodžiu, kur irgi gali matyti, žodžiu, kerubinus ištapytus, žodžiu, ant lubų Rafaelo. Tai va. Visgi, kaip sakyti, dažnu atveju, surupsi, kad nors ir buvo priprojektuota tų įvairių patalpų, jos tikrai labai dažnai nebuvo visos išnaudojamos. Dažniausiai nesėkmė ištikdavo baseinus, kurie dėl eksploatacinių kaštų ir šiaip inžinerinių dalykų tikrai dažnai buvo nenaudojami ir dažniausiai užpilami, užbetonuojami. Bet ir čia ir biliardo kambariai, kur irgi tikrai dažnai nenaudojami buvo žiemos sodai. Bet čia, aišku, kaip sakyti, tuos namus, kur čia rodžiau, tokį interjerą dažniau įsirengdavo žmonės, kurie labiau buvo finansiškai pajėgus ir dauguma gyventojų tikrai gyveno paprasčiau ir net tikrai dažnai įsikeldavo į tos namus dar pusiau baigtus, ilgai gyveno kažkokiuose vienam kambarėlį ar keliuose ir taip plėsdavosi po truputį, kol užkariaudavo tą visą namą. Ir kadangi keitėsi technologijos, labai greitai keitėsi technologijos, tikrai nuolat reikėjo iš esmės viską keisti, nuo langų iki kitų dalykų ir ten tikrai toks buvo amžino remonto situacija, kur tai nebuvo, kad pastačiau ir gyvenu. Ir kalbant apie tokius įdomesnius ir išskirtinius to meto architektūros reiškinius, čia ir paminiu kriminalinį romantizmą, ar ne, kuriam terminą nukelia, žodžiu, Marija Dramaitė ir apibrėžimą, kurį čia pateikiu. Tai buvo tokie jau prabangus dideli namai, ar ne, kurie demonstravo, kurie, man atrodo, labai įdomiai atskleidžia tų naujųjų lietuvių sąmonę, skonį, vertybės. Man labai patinka šita fotografija po dešinę, kur yra, nežinau, ar daktarų grupuotė priklausęs, ar bent jau su jie siejamas Mėjus Velonskis, čia kaip verslininkas, biznio žurnale, žodžiu,
žodžiu, interviu publikuojamas, kuris irgi tikrai tai rodo, kad namas yra tikrai tokia reprezentacijos vieta, ar ne, kur matom tos tapybos darbus auksiniais rėmais, televizorių, kažkokį jau turbūt vakarietišką židinį, kuris irgi yra visiškai namų atributas. Tai tiesiog tokia labai, antropologinė prasme labai patinka man šitas portretas, dar yra antras, bet tiesiog čia neįdėjau, kuris laukia jau stovi. Bet tie namai iš esmės turėtų, tokia buvo, tam tikra, kaip sakyt, turėjo reprezentuoti tų statytojų iš esmės finansinis ir šiaip galimybės, tiesiog reprezentuoti galę. Man labai čia patinka tas galios architektūros, žodžiu, visas konceptas ir tie namai tą atspindi, nes jie tikrai buvo didžiausi, jie buvo puošniausi pagal to meto, žodžiu, realybę. Taigi statyti tikrai kartais ir 1000 kvadratinių metrų namai, kurie ten tikrai labai gausiai būdavo išpuošiami, turėjo visas įmanomas komforto, žodžiu, patalpas. Man patinka šito namo Kaune, žodžiu, spa centras, kaip sakyt, kur irgi buvo įrengtas 14 metrų baseinas, bei šitą sporto salę, čia ne mokykla, čia tiesiog name, žodžiu, toksai yra momentas. Ir tuo pačiu tie namai atliepia labai praktiškas tų, žodžiu, užsakovų poreikis. Visų pirma, tai buvo, tikrai tiesiog net to žodžio prasme namai tvirtovės, kurie turėjo užtikrinti savininkų saugumą. Tai čia aukštos tvoros, sargybos būdelės šalia namų, tikrai buvo toks pagrindinis atributas. Aš sutikau vieną architektą, kuris yra projektavęs keletą namų tokiems užsakovams ir jis yra minėjęs, kad yra suprojektavęs, žodžiu, ir tunelį pabėgimų iš namo, žodžiu, jau užklypo kažkur į gretimą esantį mišką ir tokį paslėptą kambarį bunkerį, kur buvo galima tiek, žodžiu, pavojus metu, tiek kažkokios karatos, žodžiu, užsidaryti ir gyventi savaitę autonomiškai. Tai tokios tikrai labai įdomus atvejai ir tuo pačiu, kaip sakyt, šiaip tokie namai. Jose būdavo dar tokių patalpų, kurios tiesiog atliepia tų statytojų pomėgius, nežinau, darbo specifiką, kaip čia pavadinti, tai čia ir koplyčios, požeminės šaudyklos, nežinau, ginklų kambariai, bet man labiausiai patiko irgi, to minėto architekto vienas iš pasidalinimų, kad jis suprojektavo vienam kontrabandą užsiemusiam asmeniui, žodžiu, požeminę aikštelę, į kurią galėjo įvažiuoti fūrą, išsikrauti prekes, išsisukti ir išvažiuoti, žodžiu, tai įspūdinga, nežinau. Bet kaip sakyt, nepaisant to viso tokio grandioziškumo, daugumos tų pilių likimai tikrai nebuvo sėkmingi, dauguma jų, kaip sakyti, ir liko nepastatyti, o net tie, kurie buvo pastatyti, taip kaip sėkmingo gyvenimo ten tose namuose nebuvo. Ką ir liudė tai, kad aš dauguma tos nuotraukos, kurias aš jums rodžiau, aš tiesiog radau Aruode, kaip parduodamus namus. Tai va. Ir, kaip sakyt, to meto architektūra irgi, nepaisant viso šitos chaotiškumo, buvo tam tikra maža profesionalios architektūros niša, kurioje radosi tam tikro išmintingos ir geros architektūros. Čia irgi nepaminėjau gana svarbus momento apie tai, kaip keičiasi būsto bet apsi projektavimo rinka, kadangi po nepriklausomybės žlunga didieji institutai, griūna po truputį didieji institutai ir projektavimo organizacijos ir jų vietą pakeičia smulkios privačių architektų įmonės, kurios, žodžiu, atliepia tą ir būsto projektavimo poreikius. Tai čia matom Audriaus Ambraso suprojektuotą namą Nugalėtojų gatvėje Valakampiuose Vilniuje. Tai yra poro šimtų kvadratų ploto namas, 93 metais pastatytas pagal visiškai tuo metu naujausias vakarietiškas medžiagas, apšiltintas, žodžiu, su suomiška ranilo skarda, visokiais veliuksais ant stalo, kaip matom, ir ta tokia erdvinė struktūra vidaus irgi yra jau atvira. Labai įdomu, kad tas pastatytojas šitą namą prieš porą metų nugriovė ir pastatė jau tokį labiau klasikinio pobūdžio namą, kas irgi labai keistas, jeigu tuo metu, tikrai gana keistas posakis, jeigu tuo metu pastatomas toks labai modernus namas, bet dabar apsikeičia visiškai, kai tuo metu buvo populiaru statyti tos visus labiau klasikinius namus. Tai irgi, man atrodo, svarbus momentas, žvelgiant į tos skonio pokyčius estetinius. Eugenijaus Miliūno 90 metais suprojektuotas namas Kauno rajone
Jo statyba užtruko, bet jis irgi toks gana nuosaikus, pailgas, šiek tiek keistai atrodo tas jo ištęstas tūris, bet kai užeini vidų tikrai pasidaro smagu, ypač tiem laikams tikrai per visą aukštą pirmą yra tokia didžiulė bendra svetainės virtuvės erdvė, žodžiu, tai tas tikrai irgi išskirtinis atvejis. Čia dar labiau išskirtinis atvejis, tokia labiau avangardinė architektūra, bet irgi norėjau paminėti, žodžiu, Valdo Zorinskų suprojektuotą vilą Jogaila, kuri turėjo iškilti Riešėje, na taip ir neiškilo, bet irgi toks visiškai, man atrodo, kad šitie visi projektai tampa tokiu lakmuso popierėliu ir atskaitos tašku vertinti to meto architektūrą tiesiog ir matyti tam tikrus skirtumus ir kontrastus. Na ir galiausiai šitas Gintaro Čaikausko namas, kuris man įdomus yra technologiniu atžvilgiu, nes šitas namas buvo suprojektuotas architekto, bet jis buvo pagamintas Suomijoje, atvežtas su fūra į Lietuvą ir per porą savaičių ar ten labai trumpą laiką tiesiog pastatytas, kas tuo metu sukėlė visų aplinkinių, žodžiu, statytojų, tiesiog susižavėjimą. Tiesa, pats namas jiems nepatiko, nes jis neturėjo tuo metu, žodžiu, būdingų istoristinių dekoro elementų, bet vis tiek toks įdomus. Ir ties šiais namais galim pereiti tą paskutinį laikotarpį, nes tai atspindi tam tikrą jau pokytį, kurį aš pastebiu, kuris ateina po 95 metų, nes jau, kaip sakyti, tuo metu stiprėja ir valstybės, kaip sakyti, vaidmuo, atsiranda, formuojasi teritorijų ir planavimo sistema, statybos priežiūra tikrai stiprėja, na ir to pačiu ateina naujos medžiagos. Medžiagos jau iš esmės pasirodo pirmusios apie 92 metus, bet tokia jau pilna rinka, kuri jau, kaip sakyt, panaši, ne tik kad panaši, bet pagrindinės medžiagos, kurias mes šiandien irgi iš esmės turime, atsiranda apie 95 metus ir irgi matome įvairias reklamas statyboje ir architektūrą, tiek Parok akmens vata, ten ir mineralinės vatos ir kitos įmonės, aišku, tą darė, plastikiniai langai. Man labai patinka Velux stogo langų reklama, jie tikrai taip, tiesąkant, nuspėjo ateitį, nes jų šūkis buvo, kad Velux tai naujas žodis architektūroje, kas dabar Veluxai iš esmės yra tiesiog bendrinė sąvoka stogolangiams. Ranilos skarda, Iris, tos pačios importinės plytelės, įvairūs dažai, žodžiu, kurie irgi leidžia nuspalvintas naujosius namus įvairiom ryškiom spalvom, viskas tai irgi gan esmingai pradeda keisti individualią statybą. Na ir čia irgi senukai, pasidaryk pats parduotuvė, žodžiu, formuojasi tiesiog rinka, kuri pradeda, žodžiu, tikrai lemia reikšmingus pokyčius tų namų išvaizdoje. Na ir aišku, čia, man atrodo, tokia simbolinė medžiaga tampa skaldyta plyta, kuri apie jos kelias į Lietuvą yra labai įdomus, bet nežinau, kiek šiandien bus tam laiko išplėsti, tiesiog trumpai paminėsiu, kad šita medžiaga, žodžiu, tiesiog skaldyta silikatinė plyta, tokia rūsta primenanti, atėjo apie 95 metus ir tikrai labai daug namų pradėjo, tai buvo tikrai labai statytojų mėgstama medžiaga ir netgi po 2000-ųjų, tai taip. Tos medžiagos atėjo, bet tuo pačiu ėjo ir laikas ir tas laikas, man atrodo, po truputį skaidrino statytojų sąmonės. Jie po truputį suprato, kad galbūt tie milžiniški namai nėra patys patogiausi, kad gal jam ir nereikia to baseino, nereikia ir tos biliardinės, gal ir galėčiau per pus mažesniam name gyventi ir iš esmės tie namai pradeda mažėti. Aišku, šalia yra tie namai, kurie vis dar statomi didžiuliai ir nieko nebepakeis, nes projektas yra, pamatai yra, reikia kažkaip užbaigti, bet tie naujai statomi namai jau šiek tiek, jau keičia esmingai savo išvaizdą ir čia irgi man labai patinka tas posakis, tuo metu ir, nežinau, gal ir vis dar dabar naudojamas apie tai, kad pirmas namas statomas priešui arba nugriauti, antras pardavimui, o tik trečias tikrai geras namas savo. Na ir iš esmės tai tikrai atspindėjo tikrovę, nes tie namai keitėsi, jie mažėjo, darėsi šiltesni, buvo inkorporuojamos tos naujos importinės medžiagos ir kita vertus galima matyti tendenciją, kad tie namai, kad vis daugiau namų buvo pradėti statyti pagal kartotinius projektus iš katalogų, nes tasme pradėjo surasti įvairios įmonės, kurios jau siūlė paruoštus projektus, šiltus, greit pastatomus, pačius gal net ir pastatydavo. Ir čia irgi galima matyti keletą ryškesnių tokių veidų, tai tiek Eika, kuri dabar tikrai užsiema nebe individualiais namais, bet irgi ji pradėjo būtent nuo šiltų mažų namų statybos, pagal suomiškas technologijos surenkamų namų karkasinių medinių.
Taip pat Algirdo Kaušpėdos jungtinės pajėgos, kurios irgi siūlė jau amerikietiškų namų, tokius katalogų namus ir irgi jos tikrai, tie namai irgi buvo statomi, ir šiaip čia keletas pavyzdžių, čia jau ne kataloginiai, bet tiesiog, kurie atspindi, man atrodo, tą pokytį ir tą naują statybą po 95 metų. Ir tuo pačiu tos naujos įmonės, tie įvairūs vystytojai lėmė tai, kad buvo pradėti vystyti ne tik tai kažkokie pavieniai namai, bet ir ištisi kvartalai. Tai kad ir čia vienas iš tokių 98 metais Santariškėse pastatytas, aišku, mišraus pobūdžio kvartalas, kur buvo ir daugiabučių, ir sublokuotų namų, ir individualių namų. Po dešinę irgi galite matyti mažesnė šiek tiek ten kvartaliukas berods Fabioniškėse, Stanevičiaus gatvėje, irgi tokių jau spalvotų namų. Ir man atrodo, čia irgi įdomu pastebėti, kad tie namai tampa tokiais dar naujesniais, dar kitokiais vizualiniais ženklais tos nepriklausomos Lietuvos individualios statybos, kurie yra tokie nuspalvinti, ryškus. Ir irgi man labai patiko vienas iš aprašymų tokio namo Stanevičiaus gatvėje, kur irgi čia visko neskaitysiu, bet tiesiog pabraukiau tas vyraujančias spalvas pačiam name. Tai tiesiog, ta įvairovė, ir šiaip, tai buvo tik labai margi namai, ir tai yra tokie labai 90-ųjų, žodžiu, interjero madų namai, bet tiesiog įdomu. Ir aišku, tas toks jautrus, vis jautrėjantis užsakovų ir architektų santykis leido surasti, kad tikrai kokybiškai architektūrai tokie namai, aišku, tai yra labai maža niša, bet vis tiek radosi jų tokiuose prabangiuose miesto vietose, tiek arba centrinėse, kažkur, tarkim, nežinau, Žaliakalnyje, Kaune ir Vilniuje Žvėryne, arba kažkokiuose priemiesčiuose, kurie buvo labai prabangus, kaip kokie Valakampiai, tarkim. Tai va čia vienas iš tokių namų pavyzdžių, toksai visiškai baltas, gan paprasto tūro, bet labai išraiškingo Gintaro Kuginio suprojektuotas namas, Sėlių gatvėje Žvėryne Vilniuje, Kančo projektuotas namas Panemunėje Kaune, kur irgi ta vidinė erdvinė struktūra tokia labai atvira, žodžiu, įleidžianti labai daug saulės šviesos, ir tas medžiagiškumas irgi matot visiškai jau kažkokias naujas importinės apdailos medžiagas ir viduje, ar ne, interjero sprendimus visai kitoniškus. To paties Miliūno ar Biržiuko architektų suprojektuoti savo namai Kaune, dirbtuvės su namais, kurie irgi tiek savo medžiagiškumu, tiek to tokia tūrio žaisme, man atrodo, irgi siūlo visiškai naują požiūrį, žodžiu, į gyvenamųjų namų architektūrą. Nebūtinai naują, bet, žodžiu, kitokią. Ir tuo pačiu paminėtina, kad tas postmodernizmas irgi toliau tegyvavo, tam tikrą nišą turėjo, ir irgi paminėtinas vienas iš tokių namų Gintauto Blažiūno ir Dariaus Linarto suprojektuota Žvėryne. Labai trumpai, man tikrai buvo labai įspūdinga šito namo atsiradimo istorija. Tai buvo tikrai labai finansiškai pajėgaus statytojo, žodžiu, užsakymas, ir jis šitą namą projektavo savo dukrai. Bet, kaip sakyt, norėdamas išsirinkti tikrai patį geriausią projektą, jis padarė uždarą architektūrinį konkursą, kur sukvietė geriausius to meto Vilniaus architektus, ir jis kartu su dukra išrinko nugalėtoją, ir pastatė tą namą, kuris irgi toks, matot, labai dinamiškų laužtinių formų. Dar nepaminėjau dar vieno įdomesnio fakto apie tai, kad konkurso sąlygose buvo iškeltas būtinybė namo gyvenamasis erdves suprojektuoti tam tikroje sklypo vietoje. Tai buvo todėl, kad prieš paskelbiant konkursą buvo iškviestas į sklypą garsus bioenergetikas, kuris išmatavo to sklypo, žodžiu, energiją ir nustatė, kad tam trikampyje susitelkia, žodžiu, geriausia energija, kur ir turi būti gyvenamos patalpos. Tai irgi labai įdomu, kaip užsakovas, žodžiu, formuoja galutinį projektą. Ir jau taip visai link pabaigos judant, kaip sakyti, nepaisant visų tokių optimizmo ženklų, šiame laikotarpyje išryškėjo tam tikrai jau, žodžiu, tų anksčiau nekontroliuotų procesų atoveiksmiai. Vienas didžiausių jų yra nebaigtos statybos skaičiai. 98-97 metais Lietuvoje buvo virš 24 000 nebaigtų statytų namų, kurie dažniausiai buvo didžiųjų miestų pakraštėse.
tie namai dažniausiai ir buvo tos nepriklausomybės pradžioje pradėtos statyti pilaitės, kurios buvo arba jau, nežinau, apleistos, arba vis dar bandomos užbaigti. Ir, kaip sakyti, problemų kelia ir urbanistiniai, ir inžineriniai dalykai. Tikrai labai vis dar daug kvartalų buvo neprijungti prie, nežinau, prie vandentikio centralizuoto, kartais ir prie elektros tinklų, kaip matote. Ir, na, tai tikrai ne visi kvartalai, bet tikrai tuo metu tai buvo gan, nebuvo svajonių vietos, nebūtinai buvo tie kvartalai svajonių vietos, kaip ir matome iš šitos citatos, kurioje, na, tikrai toksai pusiau apleistų statybų, žodžiu, neasfaltuotų kelių, žvyrkelių ir krūmų vaizdai. Na ir visai baigiant, kaip sakyt, man labai patiko šitos iliustracijos, 97 metų publikuotos Lietuvos ryte. Kaip vertinti, kaip apibendrinti šitą visą laikotarpį, nes jos tikrai baigėsi, visas šitas gaivališkas 11 metų laikotarpis tikrai baigėsi nevienareikšmiškai, nes viena vertus pastačius namą tame kieme buvo pasodintas medis, gal net ir vaikai užaugo, bet daugelį atveju tai nebuvo istorija su laiminga pabaiga, nes per tos 90-inių gyvenimo statybų istorijas mes suskaičiuosim daugybės nesėkmės atvejų, daugybę tokio kompromiso ar susitaikymo, ar tik labai retom išimtim, tokio tikrai nuoširdaus pasididžiavimo. Apie tai, kad pastatyti namai netapo svajonių namais, šiandien kalbama, atrodo, ir didžiuliai pasikeitusių savininkų skaičiai, nes tikrai labai daugybė namų, kuriuos aš užėjau, jau buvo kažkokie nauji gyventojai, kas reiškia, kad tai, tie originalūs, žodžiu, statytojai kažkur yra kitur. Labai daug tokių namų yra konvertuojami į butus arba nugriaunami ir iš vis statomi kažkokie nauji pastatai. Daug namų vis dar yra likę, kur žmonės, žodžiu, gyvena kažkur susitelkę keliose kambariuose ar pirmam aukšte ir viso likusio namą nenaudoja. O galiausiai, ir patys statytojai, kai aš su jais kalbu, labai daug kas kalba, kad, mes tikrai labai branginam ir mylim tuos namus, kuriuos savo rankom statėm, bet vis išsitarė, kaip visgi nepatogu, gal kaip šiandien tokio tikrai nesatytų ir kaip kankinėsi su tuo namu ir kaip priešingai negu tikėjosi, neliko, žodžiu, nei vaikų, nei anūkų ir jie gyvena vieni arba net, žodžiu, iš vis vienas likęs gyventojas. Tai man atrodo, kad tie visi 11 metų tikrai buvo tokie pilni tokio nuoširdaus užsidegimo ir optimizmo ir tikėjimo, bet tai visgi buvo tokios labai besiblaškančios vis dar visuomenės procesas, kuriame jie, viena vertus buvo norima gyventi svajonę, kita vertus tai buvo toks, tikrai traumos gydymas sovietinės, kuri, ar buvo ar nebuvo išgyvendinta, sunku pasakyti. Ir man atrodo, kad bene taikliausia apibendrinimą šitam laikotarpiui yra pasakęs architektas Rimvydas Buivydas, kuris pavadino visą šį reiškinį apsinuodijimų laisvę. Tas apsinuodijimas laikui bėgant tikrai buvo įveiktas, ar ne, čia ir gerėjant ir ekonominiai situacijai, stiprėjant valstybėje, o svarbiausia turbūt tiem skaidrėjant statytojų ir architektų sąmonėms, architektūros kokybė gerėjo, atsirado supratimas, kas yra individualus namas, kokie yra tikri mano poreikiai, kokio aš to tikrai namo reikia ir kokio aš jį naudosiu. Bet aišku, tai tikrai neįsprendė visų problemų ir man atrodo, kad tas kolūkinio baroko genas yra vis dar gyvas ir vis dar čia, jis tik tai pakeitė formas. Bet aišku, tai jau yra kito 21 amžiaus architektūros tyrimo tema. Tai tuo savo paskaitą ir baigsiu. Ačiū visiems ir dabar lauksiu klausimų. Ačiū labai ir atidarome klausimų sesiją. Kažkokia tyla. Nojau, ar pavyko kažkaip apibendrinti, ypač toj pradžioje, 88-89 metai, vis dėlto kaip nors galima į kažkokius stalčiukus sudėti tuos žmonės, kurie ėmėsi tų statybų? Ar neįmanoma apibrėžti, kas tai yra per žmonės? Jo. Man atrodo, tam pradinėje stadijoje, būtent, kad tikrai yra nelabai įmanoma apibendrinti tų visų socialinio portreto to statytojo, kadangi sklypai buvo dalinami nemokamai. Kas reiškia, kad kiekvienas, kas tik norėjo tą sklypą ir
ir gaudavo, ir imdavosi statyti, nebūtinai turėdavo pinigų. Ir tikrai aš esu sutikęs statytojų, kurie statė tą namą tikrai labai ilgai ir iš tokio nuoširdaus pokalbio su jais supratau, kad jie tikrai neturėjo tam pinigų, bet tiesiog kadangi pradėjo, kažkaip reikėjo pabaigti. Tai tos istorijos labai įvairios, galbūt tas portretas iškėjo daugiau po 90-ųjų metų, bet vėlgi sunku pasakyti, nes tuo metu prasidėjo nacionalizuotos žemės grąžinimas, kas vėlgi neapibrėžia, kad tu būtinai gauni sklypą ir dėl to emiesi tų statybų. Tai tas portretas labai skirtingas. Čia daugiau kalba patys namai ir kaip jie sėkmingai buvo įgyvendinti apie tos portretus. Taip, gal atsirado klausimų? Taip, prašom. Ačiū, aš gal truputėlį iš šono teisinį klausimą, bet pirmoje eilėje noriu padėkoti, tikrai buvo labai įdomu ir nusistebėti, kad tie sklypai buvo dalinami nemokamai. Manau, kad tikrai ne visur. Ir mano su tuo galbūt susijęs toks asmeninis klausimas, jūs minėjote 87 metų įstatymą ir tai, kad miestuose buvo dalinami 6 arų sklypai, bet iki tol didesni buvę privačios nuosavybės sklypai buvo mažinami ir žemė buvo atimama labai panašiu metu. Sakykite, ar susidūrėt, ar čia tas pats įstatymas tai reglamentavo, ar prieš tai dar buvo kažkoks kitas sprendimas? Ačiū. Jo, aš apie šitą momentą esu girdėjęs, aš pats nesuradau įstatyminiai bazį iš šito, bet man tikrai yra minėję ne vienas statytojas, kad, žodžiu, buvo tie sklypai, žodžiu, mažinami ir atimami, jeigu jie buvo per dideli, dėl ko tas irgi galėjo lemti jų atveju, žodžiu, to didelio namo statybą, nes tada imdavo statyti milžinišką namą per visas, kažkaip, žodžiu, per visą sklypą, tam, kad tas sklypas nebūtų sudalintas. Tai, žinau, tik tai tiek, bet tie sklypai buvo nemokamai dalinami dėl to, kad, nes buvo sovietmetis. Ir, kaip sakyti, ir tai nebuvo, kad tu įgauni jų nuosavybę. Ne, tiesiog tas sklypas tau perdodamas net ir nuotam naudojimui. Tai tu iš esmės tai nėra tavo nuosavybė. Ir čia jau yra sovietmečio momentas. Tas pats vyko ir pokariu, kur minėjau, kai buvo tas didelis statybų bumas. Nes ideologiškai tu negaligi, žodžiu, nėragi privačios nuosavybės. Tai čia toks buvo, aš nežinau, aš kadangi nesu teisininkas, aš negaliu labai aiškiai pasakyti, kaip čia buvo, bet tai nebuvo, kad žmonės turėjo privačią nuosavybę. Ne, taip. Labas. Mano klausimas būtų, ar radai savo svajonių namą, net jeigu tai būtų kolūkinis barokas, ir ar vis tiek buvo medžiagų trūkumas. Rimtesnis klausimas būtų toks, ar prisipažino statytojai, savininkai iš tikrųjų, kad patys pavogė iš kažkur medžiagas, ar visi kažkaip nuleisdavo šitą temą, kad gaudavo kažkaip? Niekas nevogdavo, parsiveždavo. Čia yra labai įdomus klausimas, nes kaip sakyt, aš kalbėjau su labai daug statytojų, labai daug aš ten vaikščiau per tos rajonus per visą Lietuvą ir labai įdomu, kaip kartais, tikrai aš sunkiai gaudau bet kokią informaciją, kur aš tiesiog paklausdavau kartais žmogaus, nežinau, kas buvo namo architektas ar kada buvo namas pastatytas ir žmonės piktai sakydavo, kad aš tikrai niekad šito nesakysiu ir kodėl ko iš jūs klausinėjat. O kiti žmonės būdavo, kad jie man paso, kaip jie važiuodavo, kaip jie vogdavo, kaip jie, nežinau, mokėdavo didžiausius kyšius, kaip ten pas kažkokius rusų geležinkeliečius ten, žodžiu, benziną ten iš kažkur, žodžiu, nelegaliai pirkdavo. Žodžiu, kartais žmonės yra labai atviri ir pasako tiesiai šviesiai, kartais iš nieko nepasako, bet visgi gal toksai labiausiai tipiškiausias pasakojimas buvo apie tai, kad buvo tokie laikai ir, nežinai, toks biški kažkokia kaltė vidinė, bet iš esmės pasakydavo, kad tai visgi buvo ne visai legaliom, žodžiu, ne visai oficialiom priemonėm, bet akcentuodavo, kad toks buvo laikas. O dėl svajonių namo, tai esu suradęs, bet tai tikrai jau buvo daugiau iš tų namų, kurie buvo po 95 metų statyti, tausime tokie labiau profesionalių architektų, bet čia aš esu gal snobas. Bet šiaip aš esu visiškai fanas Henriko daktaro namo, aš esu visiškai fanas Timofėjaus Ževčikovo namo, žodžiu, man atrodo, kad tai yra žiauriai gerai. Ačiū už paskaitą. Dabar klausimas būtų, ar galima palyginti su Latvija ir Estija, ar kokios panašios tendencijos yra tame? Jo,
kaip ir minėjau, tikrai Baltijos šalis išsiskiria. Visam Sovietų Sąjungos kontekste tokio bumo statybų tikrai niekur kitur nebuvo 90-iniais Sovietų Sąjungos kontekste, tik tai Baltijos šalise. Ir čia mes tikrai visi kartu su Latvijos ir su Estais tos namus intensyviai statėmės. Apie Latviją iš vis nieko nežinau ir nieks nežino, nors namų yra, tiesiog kažkaip galbūt vis dar nėra tyrimų. Bet su Estija yra dar įdomiau, nes Estijoje nebuvo draudimo statyti namus sovietmečių mieste. Aš nežinau, kaip jie tą apžaidė, ta prasme, tai buvo ribojama ir tie mastai buvo mažesni, bet jie žymiai anksčiau pradėjo statyti tos savo namus ir ta tipologija išliko ir jų analoginis tyrimas, kokį aš darau čia Lietuvoje, yra Estijoje, tai ten mokslininkai pradeda nuo žymiai anksčiau, nuo maždaug 8-7 mečio, kur tie namai tyrimi. Tai ten, žodžiu, tiesiog visa tai prasideda anksčiau, aišku, net tokiais mastais ir tikrai 90-inis yra tam tikras sprogimas, bet labai įdomu, kad jeigu pas mus čia turime sprogimą tokios pseudo-istoristinės architektūros, ten yra sprogimas funkcionalios architektūros, ta prasme yra, aišku, ir taupilių statymo, jos yra kitokios, bet svarbus tikrai reiškinys yra būtent tarpukario architektūros tradicijos tęsimas, jie kažkaip susifokusavo labai į tą ir iš to tarsi sėmėsi stiprybės. Na, aišku, jos labai paveikė Suomijos artumas ir tas irgi Suomijos minimalizmas jos tikrai paveikė tų namų architektūrą. Ten tikrai, aš kaip tik buvau prieš keletą savaičių Estijoje ir varčiau jų žurnalus tų laikotarpio apie individualią statybą, ir tie namai, atrodo, kad ten yra labiau vakarai negu pas mus ir anksčiau, tai ten, manyčiau, geriau šiek tiek buvo. Bet man pasako apie tokius pačius reiškinius, kaip ir čia, visokios nelegalios statybos, žodžiu, nelegalios medžiagų susiveikimai ir taip toliau ir viskas, tai taip. Taip, ir paskutinis klausimas, lemiamas. O ar buvo koks nors skirtumas įstatyminiai baziai tarp namų statymo nuleidimo sovietmečių miestuose ir mažesniuose miestuose arba miesteliuose kažkokiuose? Tarkime, koks skirtumas galėjo būti tarp Vilniaus ir Ukmergės, tarkim? Tai sovietmečių, kaip ir minėjau, po 62 metų Vilniuje, Kaune ir vėliau Klaipėdoje buvo visiškai uždrausta ta individuali statyba, kas reiškia, kad nauji namai negalėjo būti statomi, jie galėjo būti rekonstruojami, tarkim, jeigu tu jau turi namą ir jis ten sudega, aš nežinau, kokios ten tiksliai buvo sąlygos, bet tas metu naujų namų kilo, bet jie tai yra tikrai labai maži mastai. Tuo tarpu visa likusi Lietuva, netgi tas pats minėtas Panevėžys ir Šiauliai, ten ta statyba visiškai važiavo, jau nekalbant apie mažesnius miestus, ten tikrai pilnais tempais. Aišku, atskiras klausimas yra jų raiška architektūra, kad tai dažniausiai buvo tikrai iki 90-mečio, iki 80-mečio, tai dažniausiai buvo tokie tipiniai, žodžiu, labai gan monotoniški projektai, dėl ko vėliau labai buvo kritikuoti tie, žodžiu, visi kvartalai sovietiniai, perestroikos metais kaip labai nuobodus ir, žodžiu, neišaiškingi, bet taip, jinai vyko pilnais tempais ir buvo legali. Tai man. Ačiū labai, Nojau, ačiū už klausimus. Aš visą laiką klausiausi taip labai įdėmiai, nes pirmasis vaizdas, kurį atsimenu savo gyvenime ir pirmieji vaizdai, tai kažkaip primena šitą visą, tai ir galvojau, kaip tas, kuris kažkiek atsimena, ar apie tai bus pasakyta, ar apie tai bus pasakyta paskaitoj. Tai viską išgirdau ir ypač ta pabaiga tokia. Ir tuomet, ir po to, ir dabar, kiek aš matau, amžinos statybos žmonės tie stato, kažką ten pergriauna, vėl stato, nesibaigiantis kažkoks procesas yra su tais dalykais. Tai ačiū labai. Ir dabar pakalbėsime apie muziejų saugomą eksponatą, buitinį individualų daiktą, kurį mums pristatys Virginija Semėnaitė, muziejininkė. Prašom, Virginija. Gal reikia jungti rozetę? Labas vakaras visiems.
Na, svajonių namą pastatėme, o dabar reikėtų pasirūpinti lengvesnė buitimi. Svajonių name svajonių ir prietaisai. Sovietmečio buitinė technika buvo brangi ir deficitinė, todėl žmonės buvo priversti išradingai spręsti kasdienius poreikius. Trūkstant buities prekių, žmonės gamindavo baldus, taisydavo buitinę techniką, siūdavo drabužius, patys taisydavo automobilius, konstruodavo radijo imtuvus, stiprintuvus ar kitokius elektronikos prietaisus. Nuostata viską pasidaryti patiems. Fabrikinės elektrinės bulvių tarkavimo mašinos pradėtos gaminti 90-ame dešimtmetyje Kaune, pavadinimu Kaunas, Felikso Dzeržinskio gamybinėme staklių susivienijime, taip pat Vilniuje dabartinio Migirio pirmtakas Elfos gamykloje. Vis tik šie prietaisai buvo brangus ir sunkiai gaunami. Taigi, kas turėjo šiek tiek techninių įgūdžių ir išradingumo, tokius įrenginius gamindavo patys. Savadarbės bulvių tarkavimo mašinos buvo gana dažnos sovietmečiu, tačiau tikrai ne kiekvienose namuose. Dažniausiai bulvės tarkuotos rankomis paprasčiausia tarka. Savadarbės tarkavimo mašinos buvo gaminamos iš jau turimų nebereikalingų medžiagų. Variklius panaudodavo iš senos skalbimo mašinos ar šaldytuvo ar kitokio prietaiso. Tarkavimo būgnui naudodavo skardą su įpjovomis arba skylutėmis. Korpusų, jeigu toks būdavo, naudoti metalo lakštai arba tvirtas plastikas. Tvirtinimui naudoti varžtai, taip pat reikalingas jungiklis, laidas. Trūkumai tokių prietaisų yra, kad sudėtinga pagaminti, reikalingos techninės žinios ir įgūdžiai. Taip pat tai yra pavojinga, jeigu netinkamai pagaminta. Na ir tarkių kokybė ne visada tenkindavo šeimininkus. Muziejaus rinkiniuose turime 2 savadarbės bulvių tarkavimo mašinas, skirtingų konstrukcijų. Vieną jų galėjote matyti pernai ir užpernai parodoje Spąstai, o antrą pristatome čia šiandien. Už šio vakaro akcentą norime padėkoti kolegai, archeologui Gyčiui Grižui, už prieš keletą metų muziejui padovanotą jo tėvo, inžinieriaus racionalizatoriaus Vytauto Grižo apie 85 metus padarytą bulvių tarkavimo mašiną. Vytautas Grižas dirbo Greifenbergerio metalo dirbinių gamykloje, vėliau Kauno radijo gamykloje ir turėjo gebėjimus sukonstruoti tokį prietaisą. Sakyčiau, savo konstrukciją ir dizainu ši mašina labiau primena fabrikinę tarkavimo mašiną Kaunas. Taip, estetišką dailų korpusą Vytautas Grižas pats suprojektavo, pats išpjovė iš tvirto plastiko, taip pat pritaikė variklį, pritaikė tarką, dailę rankenėlę, jungiklį, laidą, kuris yra sujungtas iš 2 dalių. Rankenėlė patogi paimti, pritaikyta nuo lagaminėlio, tačiau vis tik dėja, bet nežinom kitos dalys, iš kokių prietaisų yra panaudotas. Ir jau dabar nelabai kas ir pasakytų. Prietaisas tiesiog pastatomas ant stalo, įjungiamas svirtelė iš kairės, bulvės dedamos iš viršaus į ertmę, į tarkavimo būgną ir tarkiai krenta į apačią, į dubenį. Tiesa, komplekte trūksta grūstuvės, be jos niekaip. Tai prietaisas galingas, našus, tarkis kokybiškas, todėl puikiai gelbėjo gaminant cepelinus ir bulvių plokštainius. Šeimininkė, kiek žinoma, buvo tikrai patenkinta. Vienintelis trūkumas šio prietaiso, kad jis yra gana sunkus, gerokai sunkus nešti ir kilnoti iš lentynos į lentyną. Na tai tokie sovietmečio buities reikalai.
kaip gebi, kokias atliekamas medžiagas turi, taip ir kuri savo mikropasaulį. O rankų darbo bulvių tarkavimo mašinos atspindi žmonių sugebėjimą ir išradingumą prisitaikyti prie sudėtingų sąlygų. Ačiū labai. Man atrodo, aš vieną minusą irgi žinau dar papildomą, tik nežinau, ar šitam tinka, nes kai įjungi, tai tikrai girdi kaimynai, kad vyksta tarkavimas. Taip, tai ačiū visiems, kurie susirinkot. Informacija tokia, kad tai buvo prieš paskutinė šio ciklo paskaita. Paskutinė bus šiek tiek po pertraukos, vainikuojanti 2 metų šitą paskaitų visą idėją žmogaus ir aplinkos, bus tokia vainikuojanti apie aplinką mūsų heraldikoje. Ir ji bus skaitoma gegužės 7 dieną trečiadienį. Gegužės 7 dieną trečiadienį dar šitą žinią paskleisime. Tai dabar ačiū visiems, kurie atėjot, kurie stebėjot ir prašom apžiūrėti eksponatą.